zonas, kad dar yra ir savivaldybė, kiek bendruomenė jūs esat pasiruošę gyventi be to. Taip, mes pasakėme, galima ir yra jūsų galvos spręsti. Jūs norit pildyti, pavyzdžiui, tėvų susirinkimų protokolus, ar galite gyventi be jų. Ar jūs norit kuo greičiau ateiti prie elektroninio dienyno ir kiek tam yra pasiruošta ir daugybė kitų dalykų. Tvarkas mes arba naikinsime, arba supaprastinsim tiek, kad tai netaptų našta jums ir kad tai taptų jūsų mokytojai galimybė tiesiogiai dirbti savo darbą, matyti geresnius rezultatus, o ne panarinus galvą, užsiminėti dalykais, kurie galbūt užpildžius kažkam ir bus ramiau, pliusiukas užsidėtas, bet realiai gyvenime nuo to niekas nepasikeis. Ir kaip pavyzdį galiu paminėti nuo naujų mokslo metų rugsėjo 1 dienynai, jų apimtis vidutiniškai bus dvigubai plonesni. Tai reiškia, kad jūs turėsite kuo mažiau pildyti visokių grafų, tabelių ir kitų dalykų. Ir aš tik linkėčiau jums kūrybiškumo išsigyvendinti šitą popierinę kultūrą, kuri visai galim skaičiuoti, tai yra daugybė valandų jūsų darbo ir gyvenimo. Ir aišku, po truputį judu prie temų, kurios yra rūpimos ir mokslo metų eigoje. Vėlgi, bendrieji ugdymo planai leidžia jums savarankiškiau planuotis mokslo metų eigą. Gripai, dar kiti dalykai, tikiuosi, čia neišbalansuoja, bet tas lankstumas leidžia jums geriau prie to prisitaikyti. Mokslo metai, čia gera žinia, jaunimui savaitė truks trumpiau šiais metais lyginant su pernai. Atitinkamai egzaminai prasidės 2 savaitėmis vėliau ir egzaminų organizavimas bus tik minimaliai persidengęs su mokslo metų eiga, ugdymo procesu, kas leis tame tarpe ir mokytojams žinot, kiek aš dirbant su egzaminais, nesiblaškyti ir koncentruotis dalykus. Ir tai, manau, kad nauda bus visam proceso sklandžiau. Egzaminų padangėje, turbūt žinot, yra tam tikrų pasikeitimų, kad dalyje dalykų yra atsisakoma mokyklinio egzaminų, pereinama prie vieningo valstybinio egzaminų, bet tai neturi gąsdinti vyresnių klasių moksleivių, dėl to, kad mokyklinio egzamino dalis užduočių yra integruojama į valstybinį egzaminą ir išlaikymo kartelė tokiu būdu bus žemesnė ir neišlaikiusiųjų tikrai skaičius mes nebus toks didelis, kaip galbūt kažkas baiminasi. Tai kita vertus, egzaminų sesija taip pat trumpėja nuo 7 savaičių, kas leis labiau koncentruotai šitą etapą įveikti. Kiekvienai savivaldybei